Va, mamytė prikepa bulvinių blynų šiandien. Šią mamytę lepina savo dukrą. Nespėjau vyro pasirodymo. Tai žodžiu, senai belindau į ekraną. Jau baigiu pamiršti, kaip tai atrodo. Ko ilgiau nešneki, to sunkiau vėl pradėti kalbėti, žodžiu. Na ir šiaip nėra ką papasakoti, visada namie, lovai. Tai šiandien biškį išjudėjau iš namų, pasidariau nagučius, va. Kaip tikra moteris, nesvarbu, kad skauda, reikia varyti nagų darytis, nes nuaugo, nes nulūžo, žodžiu, tai va. Žodžiu, moterim būti sudėtinga, nes visko reikia ir nesvarbu, kaip jauties. Ir po to važiavau darytis masažiukogi. Tai va, buvo mano 3 kartas masažo. Tai vienoje vietoje nugaroj ten biški tokie gumbiukai metas reikėjo pramasažuoti. Paskiau ties mano randų, žodžiu, irgi biški pakraujavė buvo vakar, tai irgi toks gumbiukas metasi. Tai kažkaip biški išsigandau, bet masažuotė nuramina, viskas čia normalu, sako, nepergyvenk. Nestresuok, sakė, viskas čia bus gerai. Tai va. Ir ką čia dar, nužvežė mama vyrelis namo, pabuvo porą dienelių, padėjo man su Nikolyte pakelnot ją. Man pagalbos reikėjo pakelnojimui. Tai va, kol vyras dirbo, ir rytoj važiuosim sveikinti mamą ir brolių, bus jau gimtadienis dabar, tai važiuosim pasveikinti, tai čia rytoj. O dabar važiuojam į Tesco. Į viskas, va, visi update, viską papasakau, kas įvyko šią savaitę. Tai va, gerai tada, kaip ir, iki sekančio karto, iki sekančio pasirodymo mano. Čiau. Tai sveikučiai, šiandien trečiadieniukas, 24 balandžio, lekiam sveikinti mamos ir brolios gimtadienio. Nes jie gimė tą pačią dieną, tai va, lekiam pasveikinsim. Ir tiek va. Mano story vis vėluoja, kažkada nebevėluos. Žmonės nebesupranta, kad aš ten dedu, kad aš čia galvoju, taip dabar jaučiuosi blogai, o ten storiukai savaitę senumo. Žodžiu, pasistengsiu nebevėluoti ir nebe, kaip sakant, nebe confusing žmonių, kaip čia kas, tai va. Tai tiek žinių. Čiau, iki kito karto. Gerai, pasisveriam šiandien lygiai 3 savaitės praėjo po operacijos. Ketvirtadienis buvo 7255, o feto buvo 235, ne? Žiūrim, ką turim šiandien. Padėsiu kamerą, nesveria. Jej! O jej! 785 yra. O buvo 72 kažkiek tam 5. Tai beveik 2 kilai dar. Jej! Oi, nepafilmavau. Come on, junkis. Nukritas. Dingos. Karoči. Dingo. Ne, va, 7085 ir fetas dar pakrito. 231 buvo, nepamenu, kiek buvo prieš tai. Pasižiūrėsiu video, žodžiu. Kažkiek buvo, bet nukrito ir fetas. Tai beveik dar 2 kilogramai. Biški trūksta, nes buvo 7255, o dabar 785. Beveik dar. Tai viskas okei, reiškia, vandenis eina lauk. O, išlipau. Ką tu darai? Neu. Ką aš čia prispaudžiau vėl? Gerai. Žodžiu, vandenis eina lauk, svoris krenta. Nesąmonyčių nevalgau. Ir kazinių neskaičiuojam, okei? Sveikučiai. Šiandien yra ketvirtadienis, šiandien yra 25 ir šiandien yra lygiai 3, kiek čia parodė, 3 savaitės po operacijos. Tai parodysiu, kaip atrodo iš tikrųjų su bodžiu. Matysit, kaip išaiškėjo talija. Paskiau pasimatuosiu visus apimtis. Tai va,
talija ryškėja štai šitaip. Iš tikrųjų niekada neturėjau klubų, bet dabar, kai atsistoji, atrodo, kad turėčiau aš tus klubus taip išformuotą, nu, ta prasme. Tai va. Jau viskas gražėja, jau šita pusė, va, nugaros pusė biškį apsileido, dar nėra iki galo, bet anyway, kai trūda. Tai va, štai šitaip, nu, iš tikrųjų viskas eina geryn. Ta vieta, aišku, va, čia kur yra mano pjūvis, tai čia yra dar tas dedu plasteris, tai va čia yra dar viskas patinė, nes čia yra randas, va per visą šitą eina randas. Tai va, bet apimtytės viskas mažėja. Čia kol sugys, tai čia va bus ilgesnis tarpas, nes va čia, tai viskas jau va matos ant kiek sukritę, nes prieš tai buvo viskas aptempta, tai jau va. Štai šitiek iki čia va galiu įkišti viską, tabaloja, bet šita vieta dar yra labai aptraukta, apsitempus, nes nu šita vieta pjūvė vieta, tai kol apsileis, tai reikės laiko. Tai va. Tai šitaip. To einu užsidėsiu kelnytės, parodysiu, kaip atrodo pats pilvas. Plika aš piliu, aš kaip šiakant. Kažkaip sunku pasimatuoti slystą čia, žodžiu. Gerai žiūrim, liemuo, lyg tai toj vietoj matau. Tai praeitą kartą kažkaip atrodo lengviau ir geriau ant pliko kūno žiūrėt. Tai liemuo va 80, dabar buvo 84. O pilvą pamatuoti, kažkaip nuslysta mano tų kampelių, tai net neįsivaizduoju. Negerai gaunas. Žodžiu, neišeina, tai geriau matuotis ant pliko kūno. Taip neina, nes viskas slysta. Tai reikės gal ant pliko kūno pažiūrėti. Nu, va, parodysiu, kaip pilvukas atrodo. Šiandien yra lygiai 3 savaitės. Tai ketvirtadieniukas, balandžio 25. Tai va, tie šoninės linijos, kaip formuojasi. Ir atrodo štai šitaip. Kaip sakant, va, visą taliją. Čia gal biški suspaudžia biški tas dalykėlis. Bet, vat, matosi čia tokie, kaip sakant, kumpiukai patinė dar čia. Dar reikia laiko, bet jau kažkas ryškėjo. Patrauksiu nugarytę. Kažkaip vat šita vieta labai, kaip sakant, labai patinusi vat šita, kur yra randas. Bet šiaip viskas gerėja, kaip ir čia buvo tokios, nu žodžiu, formavosi tokios kietos 2 linijos, bet žiūriu primsta. Aišku, čia dar visur va jaučiu yra patinimai, tai tie patinimai tikrai dar laikysis mėnesį, gal daugiau, nu žodžiu, bus matyti. Tyri. Sakiau, pasimatuosiu ant pliko kūno, tai va. Talija. Liemų, kaip sakant, rodo 80. Žiūrim pilvą. Žodžiu, čia gerai pamatuoti, nuo kur aš vietos. Sakykime, na čia matuoti.
Nu, kažkas taip pat taip. 92. Nežinau, ar gerai uždėjau ant savo kompiukų, kurie dar patinė. Čia storiausia vieta iš tikrųjų. Na, labukas. Nežinau, ar sveikinau šiandien, bet šiandien nuostabi diena. Laikas bėga, 3 savaitės, kaip esu po operacijos lygiai. Šiandien yra ketvirtadienis, 25 diena, tai va, sukakojo 3 savaitės po operacijos, tai pasisvėriau, išsimatavau, nusifotkinau ir taip seku kas savaitę. Tai jau kartojus, bet pasikartosiu dar, kad mano storiukai vėluoja. Turbūt kas daro tos storiukus, kas rodo savo kažkiek gyvenimo, puikiai supranta, kad storiai tai nėra live transliacija ir tu dedi tos storius, prisifilmuoji, pavyzdžiui, ir įdedi, kada turi laiko. Tai va, kadangi aš gydama, nesirgdama, neturėjau to laiko, tai mano storiukai gan užvėlavę. Savaitės laiko, tarkim, kažkur senumo, bet aš visą laiką parašau, kad tai yra savaitės laiko senumo stories, įdedu kartais ir tą datą. Aišku, ne ant kiekvieno storio, bet jeigu vieną įdėjau ir sekat, ta prasme, jeigu žiūrit stories nuo pat pradžių, jūs matot, kad tai yra senesnis, tarkim, stories ir data, ir diena. Ir reiškia, tai yra tęsinys iki kito pažymėjimo, kokia tai diena. Tai va, bet žodžiu, pradėjau nuo to, bet nesmė. Tai va, nežinau, kada įdėsiu šitą story, bet pasitengsiu ko greičiau, noriu greičiau įdėti prie tos savaitės ir sudėti šios savaitės, kad tiesiog ko mažiau vėluotų, bet kadangi, nu žinot, Lietuvoje, kai buvau ir po operacijos buvo tikrai nemažai prifilmuota, tai tikrai užtrukau ir dėl sveikatos tiesiog neturėjau kada atnaujinti jų. Tai va, pasisvėriau, sveriu dar 1 kilogramų, beveik 1 kilogramų mažiau, tai kas reiškia, kad viskas puikiai, vanduo išeidinėja iš mano organizmo, patinimai slopsta, viskas kaip ir gerėja, tik aišku, jų dar yra tų patinimų ir aišku, gyjimas yra daug sunkesnis, tai yra, kaip sakant, 2 atliktos operacytės, nu kaip viena, bet tuo pačiu ir nusiurbimas ir tamitak, tai reiškia, aš turiu ir tą pjūvį, ir randą, kurį reikia užgydyti, kuris gyja daug ilgiau negu ten, pavyzdžiui, tie patys nusiurbimai. Tai man dar reikės ilgai pasisaugoti, kas liečia ten sportą ir panašiai, ar kažkokius sunkumų kilnojimą. Tai va, tai svoris krenta, vanduo išeidinėja, apimtis mažėja, tik labai sunkiai buvo šį kartą pasimatuoti, bet esmė tame, kad liemuo sumažėjo, dabar 80, buvo 84, tai 4 somais, o pati tą net pilvą labai sunku pamatuoti, nes viskas lysta, žodžiu, bandžiau imti pačią tą didžiausią vietą, tai gal 2 cm, apie 90 dabar yra, tai apie 3 cm gal sumažėjo, nes buvo 93. Tai labai, ta prasme, nuslysta, neina pamatuoti normaliai, tai, nu, nesmė, bet aš matau pokyčius ir viskas yra okei. Bet, netilpščiau viskas, bet man baigė va, nebetilpa vietos, nebėra, bet norėjau biškį papykti ant kai kurių sekėjų, nes yra tokių, tiksliau atsirado toksai tokia viena sekėja, kuri įsivaizduoja turinti teisę man paknisti protą, ką ir kaip kada valgyti, ir lyg aš būčiau kažkam kažką įsipareigojus, ir jausčiau kaltę, ta prasme, jeigu kažko nesveiko suvalgysiu ir turiu duoti kažkokias ataskaitas, tai, nu, gal nebenusišnekėkim. Tai yra mano gyvenimas, tai yra mano sprendimai, tai sprendimas buvo mano priimtas operacija, ta prasme, niekas to neįtakojo ir kaip aš gysiu ir kuo maitinsiuos, tai yra mano sprendimai. Ir labukas. Šiandien išlendu vėl su jumis pasisveikinti ir nelindau čia kelias dienas iš viso, nes nėra ką papasakot, viskas kaip ir lygiai tas pats. O šiandien važiuoju darytis vėl masažą, 4. mano masažiukas, buvau nusipirkus visą kursą 6 kartų, tai 4, dabar ir liko dar 2 kartai. Bet aš įtariu, kad aš nežinau,
neišteks man tų 2 kartų dar. Nes va praėjo, kiek čia praeitą kartą buvau nuvarius, buvo antradienis, tai šiandien šeštadienį, šiandien 4 diena be masažo. Ir šiandien surakino nugarą man, žodžiu, atsikėliau po miegelio ir budinėjausi visą vakarą, naktį tiksliau. Ir jaučiu, kad nugarą kažkaip maudžia, o šiandien jau stipriai maudžia ir vienu tarpu net toks surakinimas gavos, tai nelabai iš vis dabar vėl pasilenkiu. Ne dėl to, kad negaliu ir dėl to pjūvio kažką čia lankstytis dabar, bet tiesiog nugarą neleidžia. Tai aš tikiuosi po masažo viskas pagerės vėl, nu žodžiu, žinau, užknisau su savo šitais pasiverkšlenimais, bet, nu, čia mano kasdienybė dabar, kuom gyvenu, tom ir dalinuosi, tai kam aktualu, tam aktualu, kam neaktualu, tai galit nežiūrėti tiesiog, nes čia pas mane dabar ilgai tęsis mano gijimo procesas ir mažai bus kažkokio veiksmo, visada bus tik tai kažkas apie tai. Tai va. Ir va taip va. Kažką dar norėjau sakyti ir pamiršau. Nu tai va, varus pasimasažuoti ir tikiuosi atleistą nugarą ir viskas bus čiki-piki. Ir neskaudės, matyt, nu vis tiek, kažkaip pradžiai nejutau už tą nugaros tokius skausmų, jutau, kad man skauda visą kūną, tiesiog liečiant tą pačią odą. Ir iš vidaus skausmai ten kažkokie skausminiai, bet ne tokie, kad kažkokie nugaros skausmai, o dabar tikrai surakina tą nugarą, nors stengiuosi kiek įmanoma įsitiesus vaikščiot, bet vis tiek, kaip sakant. Aišku, mažai judesio, mažai aktyvumo, reikėtų išlysti, pasivaikščioti, kokį parkiuką, jaučiu kažką, bet tai orai tokie. Kitą savaitę pagerės orai, tai tikiuosi eisiu prasivaikščioti gal vakarais biški, nors biški prajudint nugarytę. Kojytę, nugarytę, viską. Tai va, tai gražaus likusio jums šeštadieniuko. Susitiksim vėliau. Čiau. Įsidirbinėja iš manęs vyras, tyčias, nes aikčiau viską aplinkui pamačius mašinas, viską. Kada bus fūra? Nu, fūra stovi. Ką darysi? Pulsim? Pulsim. Pulk. Žodžiu, va, vyrelis man į pasimatymą išsivedė kavyts, nupirko man kavų atsigerti, va. Sak, čia tau pasimatymas. Kokia ta verta dabar esi? Nu, aš tik tiek te verta Kostos kavos atsigerti mašiną iš aparatą. Viskas, kur mane vyras be nusiveda. O aš taip tikėjaus, kad čia viskas pasikeis. Gal pasidarysiu operaciją, tai čia man bus rožės po kojom klojamas. Deja. Nieks nesikeičia. Tai va, po masažiuko. Kodėl taip spigina man? Žiūrėk, tos raudonas lempus, aš visą raudoną dabar. Po masažą aš raudoną. Aš to pasakys, kad apšėtės. Pasakyk, kad netrukdytų man filmuoti čia. Aš filmuoju. Žodžiu, net leido man nugarytis ir aš labai tikiuosi, kad ją vis dėlto atleis ir blogiau nebus, nes mane yra buvę gyvenime taip surakinę, kad reikėjo rimtų medicininių masažų prireikė, kol atsistačiau ir galėjau vėl judėti, nes nebepakilau iš lovos. Aš tikiuosi, kad čia ne tas variantas ir nesurakins taip, kaip buvo surakinę. Man buvo kažkada diskas išėjęs iš rikiuotės. Tai vot, varom apsipirkinėjom, žodžiu, Saisburiukė buvom, dabar į Morisnuką varom. Tai man kiekvieną kartą, kai išeinu masažą ir galimybė pakvėpuoti grynų orų ir nuvažiuoti parduoti. Nusipirk, ką nori pavalgyti. Tai va, nusipirkau kefyrų, vaisių, sveikuoliškai valgau dabar. Vyram tik įtikylą. Kokias tas picas valgys? Aš nevalgau picą, ten sūnui nupirkau. Pica, šmica. Tai va, oras tai šūdinas, lyja lietus kaip visada, bet nustos. Šiaip kitą savaitę labai graži, tai nesulaukiu, noriu eiti į parką pasivaikščioti. Va, džimas, čia reiks apsilankyti, kai baigsiu sirgti. Vyras išleis mane vieną pasportuoti. Ką? Džimą? Na, kaip tik dabar galėsiu. Šitą bagėdą nebus į džimą nueit. Tai va, gerai, joks jokais. Einam šopins toliau. Bandau nuplėšti šitą.
Pamiški. Gal reikėtų prilaikyti su kita, kad nepasitemtų kažkas. Gerai. Gerai. Neskubėk tik. O tai kaip čia man reiks koverint, vėl tą dėti kažką? Turbūt. Šlapia, ne, tokia